Anušauskas. Kaip suprantate prezidento pareigas ir atsakomybę? Jeigu taip trumpai, tai manau, kad prezidentas turėtų būti kiekvienam mokyklos mokiniui pavyzdžiu ir kiekvienas mokinys turėtų tuo pavyzdžiu sekti. Na, aš pasikartosiu kaip pirminga, tai manau, kad prezidentas turi veiklus, atsakingas, padėti savo mokyklai, atstovauti ją. Pirmiausias darbas, kurį nuveiksite tapę prezidentu? Aš turiu keletą pasiūlymų, kuriuos galėčiau dabar pristatyti. Tai pasiklausinėjau savo grupės ir kitų mokinių, ką jie norėtų pakeisti mokykloje. Tai būtų turbūt žinomas visiems dalykams pakeisti spyną į rūkomą, jis buvo toks pasiūlymas. Dar vienas dalykas, su kuriuo susidūrėme, kai buvo mokykloje šokiai iki 11 valandų ir bendrabučio gyventojams nebuvo leista iki tiek būti šokiuose, tai dar būtų vienas toks siūlytinas dalykas. Taip pat buvo toks kaip ir prašymas sutvarkyti merginų tualetą ir vaikinus, stiprinti bausmes nelankantiems paskaitų, bet sėdintiems pirmo aukšto foje. Taip pat atsižvelgti kai kurias bendrabučio taisyklės ir buvo prašymas, kad jeigu būtų galima, ar būtų galima padaryti, kad veiktų rūbinė, kad nieks negalėtų ją įeiti ir panašiai, nes tikrai žinau tokiu atveju, kai rūbinė galėdavo patekti bet kas. Tiek. Mindaugo siekių kaip ir nežinau. Bet mano manimu, jis gal manytų, kad reikia stiprinti ir žiūrėti mokinių lankomumą, kad būtų stebima, kada jie ateina ir kada išeina. Kaip planuojate pritraukti daugiau moksleivių į popamokinę veiklą? Mokyklos parlamentas smarkiai atsinaujino paskutiniu metu, kadangi buvo tikrai nepatenkintų, kad mes vis darom tą patį. Paskui įtraukiam vis naujų renginių ir stengiamės paįvairinti mūsų veiklą. Ir tiesiog, kad ta veikla būtų įdomi, kad gyvenimas mokykloje būtų smagus. Kaip planuojate pritraukti daugiau moksleivių į popamokinę veiklą? Manyčiau, Mindaugas galvoja, kad reikės sukurti tokias popamokinės veiklas, kuriomis būtų mokiniams įdomu lankyti. Būtų įdomu lankyti. Kokiomis savybėmis turi pasižymėti prezidentas? Manau, prezidentas turėtų būti veiklus, atsakingas, rimtai žiūrėti į tas pareigas, į kurias kandidatuoja. Ir manau, šiaip draugiškas, komunikabilus galbūt. Prezidentas turėtų būti draugiškas, bendraujantis, komunikabilus. Suprantam, Sveiki visi. Tiesiog aš suprantu, kaip gera sėdėti gale ir būt drąsiam. Labai malonu, ateikit, kandidatuokit. Kuris ten drąsus? Blantynas, matau.
Turbūt, kai išeisi į priekį, bijau, kad reikės popierio greitai ieškoti. Ar keltumėte savo kandidatūrą, jei būtų mokama 2 stipendija? Tikrai tą darau ne dėl pinigų, ne dėl premijų, o tiesiog labai senai to norėjau ir paskatinta draugų ir kai kurių mokytojų nusprendžiau kandidatuoti. Aš manau taip pat, kad Mindaugas tai daro ne dėl pinigėlių, bet dėl mokyklos gerovės, taip pat ir dėl savęs, kad turėtų užsiėmimo veiklą, kad galėtų stengtis dėl mokinių, taip pat dėl mokytojų. Ar sutiktumėte skirti 10 litai stipendijos mokyklos labui? Taip. Argumentuoti? Aš nežinau, kiek mano tie 10 litų padėtų mokyklai, bet jeigu būtų ten renkami pinigai kažkokiam žmogui kažkokios nelaimės atveju, tikrai nepagailėčiau. Dėkui. Manau, kaip Mindaugas yra geros širdies, vaikinas nerūkantis, nevartojantis alkoholio, tai manau, jam tokia problema nebūtų jau per didelė skirti 10 litų mokyklos labui. Dėkojame kandidatam už atsakymus. Mėly kandidatai, dabar jūsų laikas, taigi užduokite klausimus vienas kitam. Kadangi tu tik atstovė, bet vis tiek paklausiu, kaip manai, kodėl būtent Mindaugas galėtų ir turėtų tapti mokyklos prezidentu? Visų pirma, manau, kad vaikinas yra griežtas ir, kaip sakoma, vyro žodis turi būti paskutinis. O tai... Nežinau. Manau, vyras yra vyras. Vyras, jeigu pasako, kad taip reikia daryti, vadinasi, taip ir turi būti. Tai ką, man, aš dabar jį atstovaujusi, man reikia vyrus. Ką man čia tu tokia sunkaus ir įdomaus užduoti?